praktika, atsipalaiduojam, leidžiam savo širdžiai kalbėti, pasitikim savo pasąmonę, savo jausmais, savo pojūčiais. O mintis paleidžiam, mąstymą, protingumą savo paleidžiam, duodam išeiginę. Čia taip, jeigu truputį juokais, bet iš tikrųjų praktika ir vadinasi emocinė vizualinė. Praktikos metu yra svarbu kylantis jausmai, pojūčiai, emocijos, išgyvenimai ir vaizdiniai kylantis. Tai, ką parodo mūsų vaizduotė, mūsų pasąmonė, mūsų jausminis pasaulis. Todėl mes atsiveriam savo vidiniam pasauliui. Prieš praktiką pasižiūrėk, ar išjungti telefono garsai, perspėk šeimyną, kad netrukdytų, sakyk, man reikia laiko savo, valandėlę ir kažkaip jau pabūkit be mane. Galim net užsirakinti duris, aš taip darau, nes pas mane irgi namuose yra jau vaikai nemaži, bet vis tiek labai pasilgsta mamos. Taip pat visada rekomenduoju įsipilti vandens ir dabar dar kol pasiruošim praktikai, jeigu kas neturit prie savęs vandens, nueik, įsipilk į puodelį, į stiklinę gražią ir prieš praktiką atsigerk pusę puodelio, o pusę pasilikti jau, kai išeisi iš praktikos. Tai turėt su savim vandens. Labas rytas, Deimantė. Tai garsas geras, ar ne? Jau, kad reakcijos yra, sveikinatės, suprantu, kad viskas gerai girdisi, praktika tuoj galėsiu pradėti. Įsitaisykit kuo patogiau. Geriausiai, kad rūbai patogus, laisvi, niekas nevaržytų. Nėra kažkokių tai reikalavimų tom praktikom, kažkokios specialios sėdėsenos ar stovėsenos. Iš tikrųjų galite tiesiog netgi gulėti, bet gulint dažnai būna ypač ryte, kad užmiega ir paskui iš praktikos tiek naudos, kad tiesiog pailsėjai ir viskas. O praktiką mes darom tam, kad susijungt su savo vidum, atsiverti savo, kad leist savo pasąmoniai parodyti tai, kas viduj pas mus yra svarbu. Ir kadangi šio mėnesio temą pasirinkau vidinė mergaitė, tai šiandien mes susitiksim su savim iš vaikystės. Su savim maža, save mergaitę pamatysim ir paklausim jos, ką ji nori mums perduoti. Tai tokia praktika ir manau, garsus išjungėt jau, visus perspėjot, pasiruošėt, tai įsitaisyk patogiai. Visos praktikos metu kreipiuosi tu, manau, leisi man tai, kadangi tai yra praktika kiekvienai asmeniškai, susiliejimas su savimi, su savo vidumi. Ir visos praktikos metu akys užmerktos. Yra buvę, kad tiesioginė transliacija man nutrūksta. Jeigu taip atsitiktų praktikos vidury, ar prieš nesvarbu. Jeigu pradžioj, tai aš dažniausiai jungiuosi iš naujo, bet jeigu jau vidury ar į pabaigą, tada tiesiog leisk savo. Leisk procesui vykti ir palaipsniui paskui išjudink kojas, rankas ir išeisi ramiai iš praktikos. Nepasimesk, jeigu nebegirdėsi mano balsą. Tai tiek informacijos ir įsitaisom patogiai. Įsitaisyk kuo patogiau, taip, kad tau būtų patogu. Labas rytas, visom, kas prisijungėt, praktiką pradedam. Akys užmerktos ir pradedam giliu įkvėpimu. Įkvėpimas gilus per nosį. Jaučiam, kaip per šnerves oras patenka į visą organizmą. Ir lėtas iškvėpimas per burną. Per burną iškvėpiam, galim netgi su garsu. Ir jauti, kaip visa įtampa net iš kojų pirštų, iš rankų pirštų, iš visų galų išeina įtampa.
Leisk savo susikoncentruoti į savo kūną dabar ir į gilų kvėpavimą. Pradžioj giliai pakvėpuosi, o po to jau kvėpavimas bus ramus, aš pasakysiu ir tada eisim į save. Gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Dabar niekas nesvarbu, svarbu tik tu pati, tavo kūnas ir tavo kvėpavimas. Gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Akys užmerktos visos praktikos metu. Dabar giliai kvėpuok ir jaus, kaip oras per šnerves patenka į plaučius, į visą kūną, paima iš ten toksinus, įtampą, visas bereikalingas mintis ir iškvėpk per burną. Gali net su garsu, kad visa įtampa išeitų iš kūno. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip kūnas vis labiau atsipalaiduoja, įtampa išeina, kasdieniai rūpesčiai išeina. Jeigu ateina kokios mintis trukdančios, gali joms tiesiog net pasakyti mintise, kad dabar aš noriu pabūti su savim, su savo vidum, o su jumis mintis pabendrausiu vėliau. Tiesiog pasikalbėk su tais savo rūpesčiais, kurie ateina ir pasakyk, kad su jais pabendrausi vėliau ir koncentruokis į savo kūną, gali į širdies energetinį centrą ir į kvėpavimą. Gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas. Su kiekvienu giliu įkvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja tavo galvos oda, atsipalaiduoja veidas. Giliai įkvėpk ir iškvėpk visą įtampą, rūpesčius. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja kaklas, atsipalaiduoja rankos, pečiai, nugara. Tiesiog pajaus, kaip iškvėpė visą įtampą, gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja nugara. Išeina visa įtampa, netgi vidinių regėjimų gali matyti, kaip įtampa iš kūno išeina kaip rūkas ir nueina į žemę. Gilus įkvėpimas per nosį ir lėtas iškvėpimas per burną. Išeina įtampa iš krūtinės, tiesiog jauti, kaip atsipalaiduoja krūtinė. Įtampa išeina iš pilvo, visiškai pilvas atsipalaidavęs, dabar nereikia įtempti. Visi raumenys atsipalaiduoja. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja visas kūnas. Visą tavo kūną užlieja ramybės, malonumo, atsipalaidavimo banga. Leisk kūnui įsitaisyti dar patogiau, kad būtų visiškai patogu. Gilus įkvėpimas
Ir lėtas iškvėpimas per burną. Giliai kvėpuok. Jaus, kaip kiekvienas įkvėpimas įneša oro gaivos, užpildo gyvenimo visą tave ir kiekvienu iškvėpimu išneši įtampą. Su įkvėpimu įtampa išeina, visos beprasmės, trukdančios mintis išeina, esi tik tu, gilus kvėpavimas, ramybė ir tavo kūnas, kuris vis labiau atsipalaiduoja. Gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas, jauti kaip atsipalaiduoja sėdmenys, visiškai atsipalaiduoja šlaunys, blauzdos atsipalaiduoja. Su kiekvienu giliu įkvėpimu ir iškvėpimu jauti, kaip atsipalaiduoja pėdos, visi pirštai atsipalaiduoja. Dar gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas per burną. Iškvėp dar visą likusią įtampą. Leisk kūnui įsitaisyti kuo patogiau, susirasti patogią padėtį. Ir dabar kvėpavimas ramus, lygus. Kvėpuok tiesiog įprastai. Kvėpuok dabar įprastai, ramiai. Ir sukoncentruok savo vidinį matymą į krūtinės centrą, kur yra širdies energetinis centras ties krūtinės viduriu. Ir ten savo vidiniu regėjimu matai gėlės žiedą. Tavo širdies energetinis centras kaip gėlės žiedas. Atkreip dėmesį, koks tai žiedas. Kokie žiedlapiai, kokios spalvos šis žiedas. Ir matai, jauti, kaip jis po truputį skleidžiasi. Tavo širdies energetinis centras, kaip gėlės žiedas, skleidžiasi, prasiveria, tarsi vartai į vidinį pasaulį. Ir per gėlės žiedo centrą patenki į savo vidinį pasaulį. Į vidinį pasaulį. Kvėpavimas ramus, lygus. Eini į savo vidinį pasaulį. Į vidinį pasaulį. Ir savo vidiniu regėjimu matai žalią pievą. Dabar esi žalioj pievoj. Žalia, minkšta, šviežia žolė glosto tavo pėdas. Gali nusiauti batus. Basa, eini per žalią minkštą žolę kaip per kilimą. Jauti, kaip rasa įsigeria į odą, užpildo visą odą reikalingais mineralais, vitaminais. Prisipildai energijos, oda švari, lygi. Žalia žolė glosto tavo pėdas, kojas. Matai, aplink auga žali medžiai. Žalia spalva ramina nervų sistemą. Jautiesi rami. Jauti tarsi ramybės banga užlieja visą tave. Vėjelis pučia, kedena plaukus maloniai. Švelnus vėjelis glosto tave, tavo veidą. Žali medžiai, šimtamečiai, spinduliuoja senovės išminties energiją, kuri užpildo tave ir jautiesi užtikrintai,
pasitikinti savimi ir savo vidumi, savo vidiniu pasauliu, savo pasąmonę. Leidi jai parodyti, pranešti, pasakyti tai, kas tau kaip tik dabar yra ypač svarbu. Matai žydrą dangų, pažiūrėk, koks tai dangus. Šis dangus tik tavo, jis toks, kokio tu nori. Malonų, švelnų, šilti saulės spinduliai glosto tavo pečius. Jauti, kaip pasitikėjimo savimi banga užlieja tave visą. Esi žalioj pievoj ir sustok kažkurioje vietoj. Žiūrėk į horizontą ir matai, kaip iš ten link tavęs ateina mergaitė maža. Tai esi tu, kai buvai maža mergaitė, iš savo vaikystės. Ateini susitikti su savim dabar, suaugusia. Link tavęs artėja mergaitė, vis arčiau. Įsižiūrėk, kiek jai metų, kaip jie atrodo. Mergaitė, tai tu iš vaikystės. Vis artėji prie savęs ir sustoji prieš save. Pasižiūrėk, kokia tu buvai mergaitė, kai buvai dar vaikas. Kiek metų šitai mergaitai? Kiek tau metų? Tu atėjai iš vaikystės susitikti su savim dabar. Ir kiek tau metų? Kaip esi apsirengusi? Gal ką atsinešiai su savim? Kaip atrodai, kaip elgiesi? Kokios nuotaikos? Pažiūrėk į save, kai buvai dar mergaitė. Kokia tu? O dabar dėmesio. Įeik į save mergaitę, tiesiog tapk ta mergaitė, kuri buvai vaikystėje, kuri atėjai dabar pas tave. Tiesiog įeik visą savo energiją, visų savo buvimu į save ir tapk ta mergaitė. Gali net pajausti, tarsi įeini į jos vidų ir vėl tampi ta maža mergaitė. Ir pajausk, kaip tu jautiesi, būdama ta mergaitė, kuri atėjo pas tave susitikti šį kartą. Kokios emocijos sukyla? Koks jausmas? Dabar pajausk, ar seniai buvo kas su tavim susitikę. Taip pat iš mergaitės būsenos pažiūrėk į save, į dabar esančią suaugusią, kuri stovi prieš tave.
kaip tau ši teta suaugusi, ar miela, ar maloni. Tu būdama mergaitė dabar žiūri į save suaugusią, tokia kokia esi, ir ar tu pati savo priimtina iš mergaitės būsenos. Kaip jautiesi, kokia savijauta, žiūrint į save suaugusią iš mergaitės būsenos. Ar tu tokia ir norėjai būti? O dabar pajausk, būdama mergaitė, ko tu nori, ko tu iš tikrųjų nori, būdama vaiku, ko tau galbūt trūksta, ko reikia, ko trokšti. Pajausk, gal pamatai. Ko dabar tau labiausiai norisi, būnant mergaitė, būnant vaiku. Gali tai pamatyti, pajausti, gal netgi išsakyti, įvardinti, ko būdama mergaitė dabar labiausiai nori. O dabar dėmesio. Išeini iš tos mergaitės ir vėl grįžti į save suaugusi, kokia esi dabar, kokia atėjai į čia žalią pievą. Tarsi pakeistum vaidmenį kaip aktoriai ant scenos. Vėl tampi suaugusi, žengi žingsnį iš mergaitės į save suaugusi, į savo siluetą. Vėl esi moteris ir žiūri į tą mergaitę, į save vaikystėje, kaip dabar atrodai, ar kas pasikeitė. Ir gali jai tarti tokius žodžius. Dabar aš žinau, ko tu nori, ko tau reikia. Ir aš galiu tau tai duoti. Ir įsivaizduok, kad duodi jai tai, ko ji nori. Ko mergaitė iš tikrųjų nori, įsivaizduok, kad tu jai tai duodi. Jei tai kažkokie daiktai, žaislai, tu juos duodi jai. Tiesiog leisk vaizduoti. Duoti tai, ko mergaitė trokšta. Jeigu trūko pojūčių, jausmų, šilumos, gali apkabinti ją, jeigu ji nori. Jeigu nenori, tiesiog pabūt šalia. Tiesiog duok jai tai. Dabar būdama suaugusi, duok mergaitei tai, ko ji nori. Ko iš tikrųjų trokšta. Duok tiek, kiek ji nori. Pilnai. Tiesiog pripildyk ją visą, to, ko ji trokšta. Kad mergaitė būtų visiškai patenkinta. Ir gali pasakyti jai, aš galiu tau, aš noriu tau duoti tai, ko tu nori, ko tau reikia. Imk. Ir duok jai tai. Įsivaizduok, kaip tu sau leidi ir gali duoti. Ir duodi tai mergaitai to, ko jai kaip tik reikia. Leisk savo vaizduotei pasireikšti. Pasitikėk savo pasąmonę. Pasitikėk savo vidum ir duok mergaitei tai, ko ji trokšta.
Viską, ko tik ji nori. Kad ji būtų visiškai patenkinta, laiminga. Ir žiūrėk, ar ji pasikeitė, kokia jos būsena, kaip ji atrodo, kokia nuotaika mergaitės. Ar ji džiaugiasi gavusi tai, ko nori. Savo viduje tu gali duoti savo vidiniai mergaitiai visko, ko ji trokšta. O dabar dėmesio, atkreip dėmesį, ta mergaitė, tu iš vaikystės, tavo ta būsena, tampa tarsi energija, šviesi, kaip saulytė. Ir jauti, kaip ji įeina šitą energiją į tave, įsilieja ir jūs tampat vienu. Tai tavo vidinės mergaitės energija, kurią tu priimi į save, kuri dabar patenkinta, gavusi tai, ko trokšta. Ir judvi dabar esate viena, tu esi pilnai užpildyta, esi savimi. Tiesiog pasitikėk procesu ir savo pasąmonę. Leis tą energiją įsilieti tave ir pajaus, kaip jautiesi. Priimk tas energijas, išgyvenk, pajausk, kokios emocijos sukyla, gali apkabinti save. Pabūk su savimi, pajausk, išjausk save. Ir dabar jau praktika eina į pabaigą ir gali sau padėkoti už tą susitikimą, už susiliejimą, už praktiką, už laiką skirtą sau. Apkabink save, gali apkabinti, paglostyti save, akis dar užmerktos. Ramiai kvėpuok, tiesiog glosti, gali savo paglostyti rankas, pečius. Pasakyti savo ačiū, dėkoju savo šią praktiką, už tai, kad skyriau savo laiko, pabūti su savim, su savo jausmais, emocijom, su savo vidiniais išgyvenimais. Dėkoju sau ir visiems, kas man tame padėjo. Savo vidinėm energijom, visiems, kas aplinkoje, kad man netrukdė, dėkoju už tai.
Ir gali paglostyti rankas savo švelniai, nugarą, pilvą, sėdmenis, kojas, pajaus savo kūną. Giliai įkvėpk, pajudink pirštus, kojų pirštus, rankų pirštus. Ir dabar patrink delną į delną, delnus patrink vieną į kitą. Stipriai, kad jie įšiltų, delnai įšyla ir uždėk šiltus delnus ant akių. Jauti, kaip šiluma sklinda į akis, užpildo reikiamą energiją, pasiusk meilę į savo akis. Regėjimas gerėja, aštrėja. Ir kai suskaičiuosiu iki 3, atsimerk. 1, 2, 3. Atsimerk ir praktika baigta. Delnus gali nuimti nuo akių. Po praktikos išsirąžyk, niekur neskuba. Neskubant, ramiai, išsirąžyti gerai yra, šiek tiek pajudinti rankas, galvą, visą kūną. Kadangi kūnas buvo atsipalaidavęs, dabar jau reikia šiek tiek išjudinti, kaip po saldaus sapno, išsirąžyti, išsijudinti. Ir kur liko pusę puodelio vandens, atsigerk. Praktikos pradžioj siūliau įsipilti vandens, išgerti pusę puodelio. Ir pusė liko dabar, kaip tik išgerk. Ir pirmiausia, po praktikos niekur nelėkiam, niekur nebėgam. Dar esam su savim kiekviena. Kas nori, gali parašyti komentarą, ar pavyko atsipalaiduoti ir pamatyti save iš vaikystės. Ir visos imam savo dienoraštį ar lapą ir užsirašyk. Užsirašyk, ką matei praktikos metu. Labai yra svarbu užsirašyti iš karto po praktikos, nes dar kol esi toj būsenoje atsipalaidavimo, dar tokia atvira sau, gerai prisimeni, kas vyko, ką matei, ką išjautei, ką supratai, berašant taip pat ateina įžvalgos. O po to jau praėjus valandą ir daugiau tiesiog pasimiršta tai, ką išgyvenai. Todėl dabar iškart imk rašiklį ir rašyk. Kai įėjai į savo vidinį pasaulį, aš kalbėjau apie žalią pievą. Ir po to atėjo mergaitė, tai tu iš tavo vaikystės. Ir kokią mergaitę tu pamatei, kiek metų jai buvo, kaip jie atrodė, kokia jos nuotaika. Tada sakiau, kad įeik į save mergaitę ir pajaus, ko tu iš tikrųjų nori, kaip tu jautiesi, ko tau trūksta, koks tas tavo poreikis vidinis iš vaikystės neišpildytas, ko tu iš tikrųjų nori, būdama mergaitė vaikų, kai buvai vaikas, ko tau trūko. Tai, ką pajautei, ir užsirašyk.